tokia viena yra prancūzologija, aš kaip suprantu, rimta prancūzų vertimą studijuojanti, techninį prancūzų vertimą, kai tu studijavo, ir yra jos gimtadienis. Vakar turbūt buvom, bet mes vakar kažkaip nepriskambinom jai. Aš galvoju, kad reikėtų jį dabar vėl paskambinti ir žinai, kaip gaunam tą laišką iš užsienio. Taip. Kad, tipo... Išversti. Jo, tai gali Rolai pasirašyti. Tu prancūziškai kur boja, ne? Jo, Google Translate pasirašyk, labą dieną, tipo, koks ten tekstas gali būti. Jūsų sūnus yra pas mus bet tik lietuviškai reikia rašyti, jaučiu, kad išverstų gerai. Įkaitais, jeigu neduosite 200 000 eurų, ne, 50 000 eurų, mes jį nužudysim. Tai šitą prancūziškai įsiverčiam ir prancūziškai paskaitysim jai. Tik reikia dabar numerį gerą surasti. Šitas gerai. Jos vardas yra... Dieve, kiek čia daug visko pridėto informacijos. Dovilė Ž. Ir jos gimtadienis. Nuverčia kažką? Taip. Pasdemus jūsų prancūziškai labai prastai verčia. Tu gal ne lietuviškai parašėjai, aš vakar bandžiau rašyti, reikia būtinai lietuviškom raidėm rašyti, kad norint Google Translate. Lietu rašyk, aš nemoku tai daryti. Aš šito neužsiemu reikalo. Google Translate. Blemo, kad atsiminčiau prancūzų kalbą. Kaip tas policininkas? Jo. Aš didžiausia pagarba tam pareigūnai iš Kauno, kuris sakė tiesiog do you speak English? No. Parlez français? Oui. Okay. Problem? No problem. O, visiškai tenai. Mes turime jūsų sūnų paėmę įkaitais. Lietuvių ir prancūzų. Gerai, tuoj. Francais. Parlez la français, monsieur. Tamsta viršyla, en otage, ok? Tamsta viršyla, pas tave atėjo žmona? Ne pas tave, o pas jūs. Nu, pas mus jinai vakar buvo. Tai, moja, manžuvedra baltoji. Dvi blondinės ginčys. Tu dūra, ne čia tu dūra, tu pati dūra. Prieina prie jų briunetį ir sako, damutis, ramiai, jūs abi teisius. Geras, labai. Sąskaita. Viskas baigiu jau. Sąskaita. Tai lietuviškai paprašom. Prašoma pervesti nurodyti sąskaitą 50 000 eurų. Viskas, turiu tekstą, bandom skambinti. Ką čia bandyti, reikia skambinti? Dovilė Ž, man atrodo, ne? Klausau. Labą vakarą. Labas vakaras. Ar aš čia paneliai Dovilį paskambinau? Taip. Jūs prancūzų mokytoja, ar ne? Na, nes prancūzų mokytoja. Bet, man nurodė žmogus, kad jūs prancūzų gerai mokat. Na, žiūrint kokiam reikalui. Matot, aš šiandien kažkaip iš ofiso dabar grįžau, vėlai vakarė su žmona, mes čia atsidarėm mano e-mailą ir žiūrim, kad yra laiškas iš Prancūzijos. Mūsų sūnus, matot, mokosi Paryžiuje. Ir šiandien kažkaip nesusisiekėm ir gavom iš Paryžiaus laišką. Ir aš visiškai anglų, bet ir mano žmona anglų kažkiek moka, bet mes prancūziškai nieko nemokam. Tai aš gal nežinau, atkreipiausi čia į draugus, jie nurodė, sakė, kad jūs mokat tą prancūzų kalbą ir gal galit mums padėti išversti, kažkaip čia tą bendrai, ką čia rašo. Aha, nežinau, gali tada tiesiog atsiųsti į mano paštą ir aš, matot, aš čia pasitreniravau kažkaip skaityti, nes aš pasižiūrėjau, kaip čia YouTube'ai tas tarėsi, tai aš gal, kad greičiau būtų, kad nes vis tiek čia taip neramu, pamėginčiau jum paskaityti. Čia, žinokit, tik taip 3 sakiniai, kaip suprantu, aš nežinau, ar čia apie universitetą kažką rašo, ar tai, kad jisai yra, kaip čia, nepasiekiamas dabar. Nes telefonas yra išjungtas, o mes pasiekti negalim. Tai vat rašo bonjour, tai yra toks žodis, ne? Bonjour. Na, yra, tikriausiai yra. Jo, bonjour. Nous avons votre fils en otage. Jeigu, nous avons votre fils en otage.
otaže, turbūt Ž turėtų, otage, nes kaip angliškai. bet... Si vous contactez la police, čia nous les turons, nežinau ką reiškia, s'il vous plaît transférez au compte de, ir čia suma surašyta turbūt už mokslą reikia sumokėti 50 000. Mes, kainuoja, matot, dideliam universitete mokosi. Tai dabar man pasakyt, už ką čia reikia dabar mokėti, už mokslą? Na, ne už mokslą, bet aš tiesą sakant, jūs keletą žodžių tai pasakėt, kad negaliu ir išversti. Nesuprantu, realiai. Jūs galit, avons votre fil en otage. Si vous contactez la police, nous les tuerons, ar murdir. S'il vous plaît, transférez au compte de 50, tas 50 ar 50, yes, euros. Jo. Tai vat už tą kiek, ta suma tokia, nes pradžiai mums sakė, kad reikės mažiau mokėti už tą mokslą. Dabar žiūriu, kad čia jau didelė suma gaunasi. Na, žinokit, pagal tekstą, ką jūs čia pasakė, tai nenoriu gąsdinti, bet jūsų sūnus kaip ir šiek tiek į nelaimę pateko, tai aš nežinau, ar jis gal čia jums kokį bando išskleisti ar ne. Na, tiesiog yra tai, kaip sakoma, kad jis yra pagrobtas. Kokia nelaimė, ką jūs kalba dabar? Na, tiesiog pagal tekstą, bet aš manau, tiesiog gal jūs gavote tiesiog tokį laiškutį pergyventi nereikėtų, o gal jūs turėt jo draugų telefono numerius pasiteirauti? Neturiu aš nieko. Ką jūs dabar kalbat, ponia? Tiesiog pagal tekstą, bet žinot... Imkit mano žmoną kalbėti, aš nebegaliu. Na, gerai, duokit. Alio, sveiki. Sveiki. Tai o kas čia per laiškas, ko iš čia taip susinervino? Na, aš nežinau, jūsų tikriausiai gal sūnus pabandė pajuokauti ir ką nors, nes pagal tekstą, ką jūs gavote laiške, tai jūsų sūnui kaip ir atsitiko nelaimė. Kokia nelaimė? Ką jūs kalbat? Kokia nelaimė? Taigi vakar kalbėjau telefonu. Kokia nelaimė? O jums nieko nesakė sūnus, gal jūs kiti... Ne, jisai sakė, einu į koncertą, sakė, o kas atsitiko? Tiesiog laiškelėje parašyta, kad jūsų sūnus kaip ir yra pagrobtas ir reikalaujama... Kaip tai pagrobtas? Ką reiškia pagrobtas? Ką šneka dabar? Kodėl? Žinokit, nežinau. Kodėl jūs juokitės? Čia jums juokinga atrodo, aš nesuprantu iš viso. Dariau, kalbėk, aš negaliu. Jeigu nesuprantu, kas vyksta. Žinokit, aš irgi labai suprantu, bet tikriausiai aš manau, ir jums reikia su sūnaus draugais susisiekti. Kodėl jūs taip kalbat, aš nesuprantu, kodėl jūs meluojat, kas parašyta taip. Taigi aiškiai parašyta už mokslą reikia sumokėti 50 000. Na, pagal jūsų skaitimą, sakykime, pagal akcentą, kurį vartoja, tai žinokit, yra ne už mokslą mokėti. Tai aš nežinau, gal jūsų sūnus sumąstė pajuokauti ar dar ką nors, bet tiesiog siūlyčiau susisiekti su juo ar jo draugais ir pasiteirauti, kuris yra. Labas vakaras, jūs trukdo radijas Zip FM iš Vilniaus. Radistai Jonas ir Rolandas. Labas, mes juokaujam su tavim ir bandom tave šiek tiek panervuoti. Ja, kažkaip aš taip ir supratau, kad kažkas netokio. Netokio, nežinok, tavo draugė užregistravo, kad čia tave reikia paskambinti, nesgi tavo gimtadienis, ar ne? Na, jo. Jis vakar buvo ar šiandien? Vakar buvo. Vakar, žinok, vakar tavo išjungtas telefonas buvo, tau neprisiskambinom, bet šiandien norim perduoti gražiausius linkėjimus ir Viktorija užregistravo ir siunčia tau meilę. Valiau. Je suis élève de 10e classe. A gali su mumis prancūziškai pakalbėti, prašau, tą tikrąją prancūzų kalbą, nes tu techninį ten prancūzų kalbą kažkaip mokais. Mokinausi jau, kaip ir baigiau irgi taipogi. Tai prancūziškai šitą gali pasakyti.
Ką? Nu, vat ką dabar kalbi prancūziškai? Parlez le français, please. Alors, j'ai fini la traduction technique de la langue française. Je ne sais pas, mais deux années. Après, c'est Fantastiškai. Nuostabu. Je suis élève de deuxième classe. Ah. Jo, tai va. O gali išversti šitą techniškai? Lipti danžan, vokti mokų. Čia jau aukšto lygio prancūzų kalba, sakyčiau, neišversiu. Lipti danžan, vokti mokų. Lipti daržan ir vokti morkas. Čia taip žemaičiai kalba. Čia aukšto, čia jau daugiau nei techninis versijas. Supratau. Tai gražaus gimtadienio tau nuo Viktorijos linkėjimai ir nuo radistų. Iki. Čiūsi.